Sveiki, laba diena. Aš esu Solveiga Šlapikienė ir šiandien esu pasiruošusi Jums papasakoti apie angelus, apie Dievo aniuolėlius Advento tradicijų kontekste. Ir pradėsiu nuo prisistatymo to, kas aš esu. Tai esu doktorantė Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir darbuojuosi sakytinės tautosakos skyriuje. Tai mano tokia ta visa darbinė medžiaga, tyriamoji medžiaga yra tautosaka ir daugiausiai iš tiesų tenka prisiliesti prie pasakų, legendų, mitologinių sakmių, etiologinių sakmių, oracijų, įvairių trumpųjų, tokių trumpiesiams žanrams priklausančių kūrinių. Ir tyrinėju angelus lietuvių tradicinėje kultūroje ir kokiais pavidalais jie rodosi toje medžiagoje, senojoje mūsų tradicijoje. Stengiuosi suprasti, kaip jie buvo tradicinės lietuvių visuomenės suvokiami, kokią reikšmę jie užėmė mūsų kultūroje. Ir būtent šiandien stengsiuosi taip orientuotis labiau į tą medžiagą, kuri labiau siejasi su Advento laiku. Mes jau esame ant tokio slenksčio, tuoj įžengsime į Adventą. Ir tai yra ypatingas metas mūsų kultūroje, ir tautosakoje taip pat yra labai daug įdomių ženklų ir tautosakos su papročiais iš tiesų yra labai persipynę. Taip, ir iš tiesų dar ką galiu paminėti, kad taip pat esu ir muziejininkė, dirbu Lietuvos nacionalinėme muziejuje, etninės kultūros skyriuje, ir šita dar viena papildoma veikla taip iš tiesų praturtina ir mano šį angelų tyrimą, nes muziejuje aš atrandu labai daug įdomios apčiuopiamos medžiagos. Tai, man atrodo, yra labai svarbu, tyriant tuos senuosius rankraštinius šaltinius, tą žodinę tradiciją, stengtis įsivaizduoti, suvokti ir tą visą materiją buvusią aplink. Trumpai tai pristatau paskaitos struktūrą, apie ką kalbėsiu. Tai pirmiausia, trumpai aptarsiu Advento laiką tradicinėje mūsų kultūroje, kokie svarbiausi dėmenys mano akimis čia yra. Toliau trumpai taip pat pristatysiu angelų vaizdinių ištakas ir apibrėžtis apskritai, tokiam suvokimui, kas yra tie angelai, ką mes galim jais vadinti, o ko ne. Ir toliau jau žengsiu prie tų temų, kurios mano akimis siejasi su ypatingai šituo jau kalėdų, pamažu jau prasidedančiu laukimu, su šituo metu. Tai kaip angelai pasirodo, rodos mūsų kultūrai kaip šventosios šeimos palydovai, kaip dieviškieji apreiškėjai bei angelai sargai. Ir galiausiai pereisiu prie tokių jau 20 amžiaus naujovių, tokius kelis akcentus jau pateiksiu, kas, iš tiesų, galvojant apie angelo raidą mūsų visuomeniai, kokie tokie svariausi galbūt pokyčiai įvyko ir ką, manau, verta pristatyti. Pirmiausia, trumpai apie Adventą. Apskritai tai yra mūsų kultūrai tas toks jau aprimimo laikas. Įdomu tai, kad anksčiau iš tiesų buvo akcentuojama atgaila, kad Advento metu yra svarbiausia atgailauti ir tokiu būdu pasiruošti tam metiniam virsmui, kūdikio Jėzaus priėmimui, cikliškam. Bet ilgainiui taip susiklostė, kad tai patapo labiau tokia susikaupimo laiku ir tai labai taip natūraliai, gražiai susideda apskritai šitą mūsų tamsųjį laiką,
kuris mano akimis jau prasideda taip su visų šventųjų diena, vėlinėmis, tokiu tarsi sugrįžimu iš tos labai intensyvios darbinės ūkinės veiklos į tokį dvasinę plotmę ir susikoncentravimu ties ryšiu su aukštesnėm materijom, ryšiu su protėviais taip pat. Ir advento laiku, tuo tamsiuoju metų laiku, buvo tikrai dažnai renkamasi tai vienuose, tai kitose namuose ir užsiimama tokiamis ramiomis veiklomis, dirbami tokie darbai kaip verpimas, plunksnų piešimas, virvių vijimas, na ir visą tai lydėdavo be abejonės pasakojimai. Taip pat dainuota daug dainų, giedotas giesmės. Na ir iš tiesų, tai nebūtų galima pasakyti, kad tai buvo toks rūstus laikas, kaip dabar dažnai atrodo, taip viešoje erdvėje, kai kalbam apie tą senovę mūsų, tą senovę prieš 100–150 metų, apie tą, apie kurią turime žinių, kad žmonės taip jau atsisakydavo labai tokių garsių veiklų, vakaronių šokių, bet buvo žaidžiami tie patys rateliai, buvo gausybė gražių dainų dainuojama būtent šito laikotarpio, taip pat vedybinė tematika. Ir šitas advento laikas yra toks išskirtinis, tai yra tarpinis laikas, kuriame mes matome gausybę draudimų. Pavyzdžiui, negalima kirsti medžių, negalima tų pačių avių kirpti, įvairių darbų ūkio atlikti. Ir buvo atliekama daugybė maginių veiksmų ir burtų. Tai ypač vedybinė tematika buvo labai aktuali šituo metu, nes jau, kaip žinia, po 3 karalių, jau pasibaigus visam šitam kalėdiniam laikui, jau prasidėdavo tas vestuvinis laikas, tai ypatingai iki jo buvo daug dėmesio skiriama tai vedybiniai tematikai ir būriamasi stengiantis prišaukti ar sužinoti, ar laukia tas išrinktasis, ar laukia vestuvės. Tai vėlgi tai parodo, kad tas laikas visiškai iškrenta iš visos metų eigos. Jis toks ypatingai toks tuo pačiu ir chaotiškas, ir neturintis griežtų ribų. Na ir vėlgi mes galim prisiminti tas pačias kūčias, kurios yra mūsų tradicija kaip kokia tokia jau kulminacija viso šito laiko. Jau, galima sakyti, beveik, kai visai daugybė mūsų kasdienio gyvenimo taisyklių nebegalioja, kaip tie patys iki šiol kalbama, kad gyvūnai pradeda naktį kalbėti. Ir iš tiesų šituo laikotarpiu buvo praktikuojama daugybė tokių jau katalikiškų veiklų. Maldos ir giesmės tai buvo iš tiesų tokie dalykai lydintys kiekvieną dieną ir ypač išsiskiria šitam laikotarpyje rarotų pamaldos, kurios vykdavo labai ankstyvą sekmadienio rytą, dar auštant ir tik advento laiku. Ir tos pamaldos būdavo mergelės Marijos garbei. Ir įdomu tai, kad į jas per kaimą eidavo dažniausiai kerdžius arba piemenis ir ar sutrimituodavo, ar ragą pūsdavo, žodžiu, ir taip kviesdavo visus kaimynus jungtis ir keliauti kartu į tas labai ankstyvas išskirtines pamaldas adventinio laikotarpio. Ir netgi irgi yra fiksavimų, kad nemažas būrys susirinkęs eidavo ir giedodavo religinės giesmes pakeliui į bažnyčią.
Na ir be abejonės dar svarbų vaidmenį užėmė ir pasninkas, kuris lydėjo tą kiekvieną savaitę adventinę ir pamažu nunyko, buvo trečiadienį, penktadienį, šeštadienį, vėliau beliko penktadienį, na ir dabar jau, sakytume, tikrai retas žmogus, kuris dar tai praktikuoja. Tai vad galim taip trumpai peržvelgus tokius reikšminius svarbius dalykus advento laikotarpį, galim ir akivaizdžiai matyti, kad maža dalis belikę viso to mūsų kultūroje. Jau nuo 20 amžiaus vidurio labai sparčiai ėmė šie papročiai nykti. Na ir toliau keliauju jau prie angelų. Pirmiausia, taip irgi glaustai, kas tie angelai tokie ir iš kur jie atkeliavę. Šitas vaizdinys, tai labai yra įdomu sekti istoriškumą ir kaip tik jau kuris laikas daug dėmesio skiriu seniesiems, patiems seniausiams tarptautiniams tekstams, šaltiniams, kuriuose kalbama apie angelus. Na ir labai yra įdomu, kad angelai, tikėjimas angelais egzistuoja trijose giminiškose religijose, tai judaizme, krikščionybėje ir islame. Ir stebina tai, skaitant tuos senuosius šventraščius, senuosius teologinius veikalus, kad esama labai daug panašumų. Ir iš tiesų netgi ir iki analizuojant 20 amžiaus lietuvišką folklorą, matomas labai daug tokių gijų su tekstais, kurie parašyti prieš 2000 metų. Tai iš karto kyla klausimas, kas tame angele yra tokio universalaus ir žmogų patraukiančio, kad tos istorijos, tie pasakojimai iš tiesų išsilaikė taip ilgai ir buvo įrašyti į galybės tautų istoriją ir folklorą galiausiai. Tai angelų ištakos yra zoroastrizme, ir manoma, kad iš ten buvo pasisemta toks kaip impulsas gautas ir per senuosius judėjų tekstus toliau plito į krikščioniškai pasaulį, prigijo jame ir labai iš tiesų didelę svarbą angelai užima ir islame. Ir man atrodo, bet galvojant apie tai, kas vis dėlto, kur yra tos priežastis angelų populiarumo, man atrodo labai svarbi tokios Norvegijos tyrėjos Ingvild Salit Gilhus mintis, kad šita raida angelų plėtra yra susijusi su politeizmo nunykimu, monoteistinių religijų įsigalėjimu ir kad iš tiesų toks reikšminis akcentas yra būtent išganimo idėjos pokytyje ir tai, kad įvyko slinktis daugybėje visuomenių, kad pereita buvo prie asmeninio išganimo idėjos, nes anksčiau įsivaizduota, kad žmonių bendruomenė, jie turi tą ryšį su Dievu ar neturi, keliausi į rojų ar pragarą, ir nebuvo to suvokimo, kad esu aš kaip vienetas ir esu pats atsakingas už tai, kas mane laukia tolimesnėme šiame gyvenime, anapusinėme gyvenime. Ir bėgant laikui ta idėja vis stiprėjo, kad kiekvienas asmuo yra pats atsakingas ir už save. Ir tas angelas, ypatingai angelas sargas, esantis šalia, jis labai patampa toks tinkamas ir pravartus, taip funkciškai pasakius, pravartus tame kelyje. Jis patampa kaip pagalbininku, paremėju, siekiant to tokio kažkokio
geresnio gyvenimo po mirties. Taip. Ir šventajame rašte angelai sargai yra antgamtinės būtybės, yra tokie dvi tokios pagrindinės skirtys. Pirmoji tai, kad jie tarpininkauja tarp dangaus ir žemės, tarp to dieviškojo pasaulio ir žmogiškojo. Na ir kita skirtis yra, kad jie saugo žmonės visą jų gyvenimą, nuo kūdikystės iki mirties. Ir ypač svarbi jų veikla yra mirties laiku, jų pagalba. Ir tai, kad čia pažymėta, jog žmonės užtarė nuo kūdikystės, tai buvo tikėta, kad tik gimęs vaikas, jis dar neturi savo angelo sargo, yra toks kaip be apsaugos. Ir angelas sargas jau pristoja prie jo visam gyvenimui tik tada, kai vaikas būna pakrikštytas. Tai vėl taip yra akcentuojama ta krikšto svarba, kodėl būtina krikštytis. Ir žvelgiant dabar dar taip teoriškai, apskritai tą visą plotmę angelų, tai jų yra pačių įvairiausių. Ir 5 amžiuje Dionizijaus išskirta tokia hierarchinė sistema labai prigijo ir iš tiesų netgi iki šių laikų yra vadovaujamasi iš principoje. Ir mes matome, yra 3 hierarchijos po 3 chorus. Ir jau patys pirmieji jau tie, kur yra arčiausiai Dievo, o jau patys paskutinieji tie, kurie arčiausiai žmonių. Tai iš tiesų tai, apie ką mes kalbame daugiausiai, kas ir mūsų lietuviškame folklore varijuoja ir netgi ir šventraščiuose, tai daugiausia kalbama apie būtent tos pačius paskutiniuosius, tai arkangelus ir angelus, kurie yra jau stipriausiai susijęs su žmogumi. Mūsų kultūroje dažniausiai nebuvo tos išskiriamos hierarchijos, tai gana retais atvejais tik tais būdavo pažymima, kad jau čia, ir čia pateikiau pavyzdžių, kad yra 9 chorai, galėdavo būti ir 12 chorų, ir 7 chorai, tokie mūsų jau tradiciniai magiški skaičiai pasitelkiami. Bet iš tiesų dažniausiai vis dėlto būdavo tas toks bendrinis angelas ir gali būti šituo žodžiu įvardinamas tiek tas, kuris jau būna arčiausiai Dievo, tiek tas, kuris arčiausiai žmonių. Tai taip apskritai mūsų kultūroje ir kitose tradicinėse kultūrose, tokiose jau liaudiškose, sakykime, tai dažniausiai tokie sudėtingi terminai, jie būdavo paliekami nuo šaliau ir vis tiek stengiamasi supaprastinti visą tą medžiagą ir viskas taip apibendrinama. Toliau keliauju prie tos šitam laikui svarbios temos, tai kaip angelai būna šalia šventosios šeimos ir veikia kaip jų lydėtojai, jų šlovintojai. Na ir gausybėje ir profesionalaus meno, ir liaudies meno mes irgi matysime, kad jie yra pavaizduota mergelė Marija, Jėzus Kristus, tai labai dažnai greta jų yra ir angelai, ir tose pačiose bažnyčiose iki šių dienų yra gausybė angelų ir jie, galima sakyti, kiekvieną altorių yra apjuosę. Tai atsispindi ir tautosakoje mūsų. Ir tarkim, irgi toks tikėjimas yra ir jis labai tikrai paplitęs buvo, kad angelai dangui poną Dievą garbino, ant žemės žmonės augo, tai vėlgi labai matosi tas pagrindinės 2 funkcijos angelų, būti dangui, būti prie šventosios šeimos, prie Dievo ir būti greta žmonių. Ir visiems šitoms žinioms plisti ir šventosios šeimos istorijai plisti Lietuvoje turėjo didžiulės įtakos senoji lietuviška katalikiška raštija, kol dar žmonės negebėjo patys skaityti arba dar nebuvo tokia pasiekiama. Tai per kunigus, per dvasininkus ji pasiekdavo visuomenę jau plačiai
Ir apskritai šitų žinių tokie nešėjai Lietuvoje tai buvo daugiausia iš tiesų vienuoliai. Nuo 15 amžiaus jie pradėjo taip gana jau tokią aktyvę veiklą Lietuvoje ir būtent angelų kulto populiarinimas buvo toks vienas iš jų uždavinių. Taip, ir mes iš tiesų matome, kad net ir tie motyvai buvo įsirašę netgi ir į mums puikiai žinomus kitus folklorinius kūrinius. Ir aš čia esu pateikusi vieną labai populiarią Advento kalėdų dainą lietuvišką, Vidury lauko stovi grušelė kalėda. Ir matome, kad toje dainoje, jos pabaigoje irgi yra įterpiama, kad ponas dievulis su aniolėliais, pana švenčiausia su apaštalėliais. Tai iš tiesų yra šitie motyvai persmelkia gausybę įvairių žanrų, gausybę įvairių kūrinių ir jiems taip išsilaikyti, aišku, ta bažnytinė veikla buvo labai svarbi ir mano nuomonė labai reikšmingi buvo ir plačiai plitę devociniai paveikslėliai, kurie tokiams dar negalintiems, tarkim, įsigyti tų senųjų leidinių, jau tų gražių su paveikslėliais maldaknygių, na tai būdavo toks kaip daiktas, kurį galima turėti visada šalia savęs, turėti kišenėje ir na, tas gražus paveikslėlis atspausdintas ir dažnai kitoje pusėje būdavo tekstas, ar maldos tekstas, ar giesmės tekstas, tai labai tikrai prisidėjo stipriai prie tų motyvų populiarinimo. Labai ryškią dalį mūsų folklore užima angelai kaip apreiškėjai, būtent šitas motyvas. Ir iš tiesų tas angelo kaip apreiškėjo vaidmuo yra toks jau labai plačiai paplitęs ir yra labai daug ir senuosiuose jau veikaluose, šventraščiuose plačiai išplėtota gana ir ypatingai vėliau teologų. Na ir tų apreiškimų mūsų jau krikščioniškai kultūrai tai būta daug, bet aišku pats žinomiausias yra Arkangelo Gabrieliaus apreiškimas mergeliai Marijai ir mes matom čia irgi tokį įdomų pavyzdį jau iš katakombos Romoje, 3 amžiuje jau išskaptuota šitas motyvas. Iš tiesų Gabrieliaus apreiškimo pavyzdys tai buvo toks labai taip giliai įsišaknijo į mūsų tautosaką ir man buvo labai įdomu atrasti ir vestuvinę oraciją, kuri čia pateikta yra. Netgi vestuvinėje oracijoje yra pasitelkiamas tas Dievo aniolo Gabrieliaus atkeliavimas pas Paną Mariją, tas apreiškimas. Ir net to pačiu yra piršlys palygina save su Gabrieliumi šiuo atveju, na, kad jis irgi kaip Gabrielius atkeliavo apreikšti tokią, perduoti žinią merginai apie tokią kaip kvietimą tuoktis. Buvo labai gausiai iš tiesų plito pačios tos adventinio laiko giesmės ir maldos, ypatingai giesmės, ir jos iš tiesų ilgainiui buvo įrašytas į tokią visiškai jau mūsų tradicinių giesmių klodą. Tai reikšmingas Valančiaus kantičkų leidimas, kuriame netgi yra atskiras poskyris apie giesmes, jau skirtas būtent advento laikui ir mes iš tiesų matome labai daug tose giesmėse atsigręžimo būtent į tą apreiškimo sceną, kaip Gabrielius atkeliavo pas Mariją. Na ir aišku, labai didelį tokį efektą turėjo palikti ir iliustracijos maldaknygių pirmiausia, kuriuose irgi dažnai būtent vaizduota šita scena į tokią kaip kertinę esminę. Na, bet vis dėlto angelai kaip apreiškėjai gali rodytis ir kiek kitokiais būdais. Pavyzdžiui, jie gali pasirodyti per sapnus, pranešti apie vaiko gimimą, apie jo mirtį,
netgi iš tiesų pasirodyti kaip tokia kažkokia protėvė, mirusio protėvė žinią gali atnešti. Tai čia labai toks aiškiai matomas poslinkis pasaulėžiūros. Na vis dėlto pas mus būtų tokios labai stiprios anksčiau tradicijos būtent palaikyti tą ryšį su protėviais, ir jeigu būdavo kas nors, tarkime, artimajam mirusiam negerai po mirties, tai jis atkeliaudavo ir per sapnus tai pasakydavo. Tai ilgainiui tas ryšys matyt pamažu slopo ir tą vietą užėmė dalimi atveju angelai. Ypač svarbu paminėti, kad angelų ir Marijos tokia sąveika buvo labai glaudi, ir iš tiesų, kur mes matom Mariją, tai beveik visat šalia yra ir angelai. Ir įvadinta angelų karalienė, ir mūsų ir liaudies mene greta jos visat yra nutūpę angelai. Paskaitysiu vieną tokią ištrauką pasakojimo, kuris, man atrodo, gana gerai nusako prieš kiek daugiau nei 100 metų gyvenusio žmogaus tą jauseną ir santykį su šventaisiais ir su angelais tuo pačiu. Tai cituoju. Motina švenčiausia, ji viską nuo pono Dievo išprašo, ko tik tai žmonės nuo jos prašo. Taip ir visi šventieji tokia mada, patronai užtarytojai. Žmonės, kad jie nemok skaityti knygas, tai bažnyčiai ar namie, ar kur keleliu eidami kalb taip, po ištisus, po 3, po 5, 6, 7 poterius, arba 9 ant garbės 9 korų aniuolų, taip apie ravodami. Pone Dieve, apie ravosiu aš tau tos poteraičius už dušaites čyščiui kenčiančias. Na ir iš tiesų didelė visuomenės dalis, tą tokį kasdienį pamaldumą buvo tiesiog įtraukę į savo kiekvieną dieną, ir dažnai būdavo keliamasi su malda, ypatingai gulama su malda, dar truputį vėliau apie jas irgi pakalbėsiu. Na tai, kad tiesiog buvo tokia kasdienybės dalis, ir man atrodo irgi svarbu nepamiršti, kad kiekvieną tą žingsnį lauke būnant, ypatingai kaimuose, lydėdavo kryžiai, koplytstulpiai, kuriuose buvo gausų šventųjų ir to pačiu angelų, tokių kaip sargų kelyje. Na ir dabar pereisiu prie angelų sargų, ir čia yra įdomu tai, kad labai tikėtina, kad tas angelo sargo, kaip jau žmogaus globėjo motyvas, atkeliavo iš jau mano pristatytų pasakojimų apie apreiškimus. Ir būtent čia toks patampa labai svarbus ryšys tarp angelų ir mažų vaikų. Na, kaip tas angelas, kuris apreiškė Marijai ar kitiems svarbiems Biblijos veikėjams apie tą gimsiantį kūdikį. Tai čia matyt ilgainiui kažkokia sąsaja įvyko, ir šitas motyvas labai išsikerojo ir plačiai paplito. Na ir mūsų jau pasakose yra labai vienas gražus siužetas, kuriame veikia mergelė Marija ir angelas. Na, jie sutinka tėvus, jaunus tėvus, kuriems ką tik gimė vaikas, na ir tie tėvai neranda, kas galėtų patapti krikštatėviais, ir tais krikštatėviais apsiima būti mergelė Marija ir angelas. Labai ryšku mūsų tautosakoje yra tai, kad angelai, ta idėja, kad angelai išskirtinai rūpinasi vaikais, na ir jau angelas niekaip negali išlikti ramus, atsainus, matydamas, kad kenčia maži vaikai. Ir labai irgi gerai nusako tai toks posakis, kuris buvo labai populiarus Lietuvoje: kai vaikas puola, angelas priegalvį pakiša, kai senis puola, velnias akmenį pabruka. Na tai tarsi tas vaikas, būdamas dar mažas, nėra suterštas nuodėmių, ir jis yra labai panašus į angelą savo skaistumu, tyrumu, ir iš to iškeliauja tokia kita įdomi gija, kai ilgainiui vaikai pradėjo būti netgi gretinami su angelais. Ir ypatingai netgi dabar šioj dieniniai mūsų kultūrai tai yra
ryšku. Bet ir anksčiau tikėta, kad jeigu miršta mažas, tai jis ink 7 metų dar dykai gauna dangų, nes jis apsiskaito ink 2 metų aniuolų. Tai reiškia, kaip tarsi iki 7 metų jis dar išlaiko tą savo tyrumą. Ir taip pat svarbu vaidmenį užėmė maldos, kurios buvo 20 amžiaus dar pirmoji pusėje tarpukariu Lietuvoje labai populiarios. Ir dabar dar iš tiesų sutinku pateikėjų, kurie pasakoja, kaip juos močiutės, mamos mokė maldelių jų angelams sargams. Ir buvo tokia tradicija įprasta kiekvieną vakarą atsigulus į lovą sukalbėti savo angelui sargui maldą. Ir jų variacijų buvo visokių. Čia pateikiau tokią labai populiarią, jau tokią sudėtingesnę, ilgesnę, bet būta ir visai trumpučių mažesniems vaikams. Taip iš tiesų pagal amžių būdavo pritaikoma, kiek vaikas gali prisiminti, iškalbėti. Ir dažnai šalia greta lovos būdavo ar angelo skulptūrėlė mažytė, ar tas pats devotinis paveikslėlis su angeliuku, ar netgi, kaip matome pavyzdyje, netgi išsiuvinėtas toks audinys miego tema, būtent apie tai, kad angelas sargas miego metu saugo. Labai yra įdomus pavyzdys iš tarpukario. Tarpukario Lietuvoje buvo įkurta Angelo sargo vaikų sąjunga, kurie taip buvo vadinami angelaičiais. Ir mano akimis iš tos tradicijos, ką mes turėjome iki tarpukario, tai taip labai gražiai išplaukia į visai kitas formas. Ir labai tokį svarbę vietą tas angelas sargas užėmė angelaičių veikloje. Buvo vienijami, kviečiami burtis, dabar sakytume, pradinukai, 6-9 metų amžiaus vaikai į draugiją, kurioje jie organizuodavo gausybę renginių, koncertuodavo, talkas organizuodavo, visokius koncertus. Ir aišku, užėmė svarbų vaidmenį ir bažnytinėje veikloje. Jie turėjo netgi savo leidinį, kuris buvo pavadintas Žvaigždute. Ir tai buvo jau tas 22-23 metais ypatingai iki 40 metų leistas leidinys, kuris populiarino ir tą angelo sargo kultą ir atsižvelgia būtent į tą mažų vaikų visuomenės dalį. Ir stengiasi per šitos leidinius juos tiek taip katalikiškai ugdyti, šitie leidiniai tokia didaktinio pobūdžio buvo, bet vartant šitos leidinius labai yra įdomu iš tiesų sekti, kaip tas angelo motyvas buvo pritaikytas vaikų tarsi kasdienėme gyvenime. Ir būtent ypatingai angelaičių veikloje, nes čia mes irgi dar matome iš šito leidinio nuotraukas, renginių metu netgi būdavo persirengiama angelais, imituojamos įvairios scenos, jau katalikiškos, tokios bažnytinės, sakytume. Ir tai tokia patapo tarsi kasdienybės dalis visai kitomis formomis, negu buvo iki tol. Ir čia taip pat, kaip jau minėjau, tie patys devotiniai paveikslėliai buvo tokie reikšmingi. Vaikams pirmosios komunijos metu tai buvo pati dažniausia dovana, būtent padovanoti tokį šventą mažą paveikslėlį, kuriame dažnai būdavo pavaizduotas angelas, dažniausiai angelas sargas, toks didžiulis, kuris veda už rankos šalia mažą vaikelį. Taip pat radau ir tokį pavyzdį jau kalėdinį. Ir ypatingai, kai tarpukariu Lietuvoje paplito kalėdinės eglutės puošimas, tai angeliukų motyvai irgi buvo čia tokie reikšmingi. Ir dabar prisiminiau vieną nuotrauką, gaila, kad neįdėjau parodyti. Iš tiesų, angeliukai taip gana gausiai, angeliukais būdavo papuoštos eglutės, būdavo iš popieriaus padaryti tie angeliukai, vėliau būdavo ir jau tokie gamykliniai dirbiniai, tarkim, kaip mes dabar įsivaizduojam, viršūniai kalėdinės eglės žvaigždė užkabinta, tai galėjo būti taip pačioj vietoj angelas. Ir tas angelas, taip žvelgiant plačiai į jau tarpukario laiką, labiau
toks patapo tarsi vaikui ypač artima būtybė, na ir pirmiausiai siejama būdavo su vaikais ir per angelo sargo pavyzdį, na, stengtasi ugdyti vaikus, na ir tai buvo labai toks tinkamas būdas vaikus ir sudominti ir kažkaip jiems tas krikščioniškas tokias vertybes perduoti. Ir taip pat dar vienas yra įdomus pavyzdys jau, galim sakyti, mūsų šių dienų, jau atgavus nepriklausomybę, paplito toks reiškinys kaip angelavimas. Tai vėl atsirado dar viena nauja forma ir, aišku, mums visiems jos yra puikiai žinomos, tik ne visur šitas pavadinimas yra iš tiesų naudojamas. Tai kai jau advento laikotarpiu yra traukiami vardai, taip išburiant, kam kuris vaikas padovanos dovaną. Tai labai plačiai buvo praktikuota ir darželiuose, ir mokyklose. Ir būtent tas veiksmas vadintas angelavimu. Tai tarsi tas angelas sargas įgauna dabartiniai mūsų kultūrai visai kitokias formas. Ir galima iš vienos pusės kažkaip tais, pagalvoti, kad gal gaila, kad taip per tokį trumpą laiką labai daug mūsų tradicijų pranyko ir yra menkai žinomos, bet tai, kas yra matyti mums šiuo metu svarbu, aktualu, kažkaip pritaikom ir atrandam tas naujas formas. Tai angelai iš tiesų dabar jau šiandieniniam pasauliu mūsų yra visiškai pakitę. Yra dar sąsajų su senosiam tradicijom, bet yra įgautas visai naujos formos ir čia yra iš tiesų labai platu ir dar ateities tyrimų tema. Bet aš taip jau užbaigdama, tai tiesiog norėčiau palinkėti kažkaip remtis mūsų istoriją ir žiūrėti, kaip mes galim kažkaip tai prasmingai pritaikyti šiandieniam savo gyvenimui.